Sveiki visi, šiandien servise 007 turim pakankamai sudėtingą, bet nemažiau įdomų projektą serviso 007 Landirenzo montavimo dujinės įrangos dirbtuvėse. Tai turim Volkswagen Touareg automobilį 2007 metų 4,2 V8 FSI varikliukas su tiesioginio įpurškimo kuro padavimo sistema. 257 kW galios ir variklio kodas BAR. Bronius Antanas Remigijus. Na, be abejonės, šiaip variklis nėra labai naujas. Įranga šiam varikliui turi ir Lenkų sistemos, bet be abejonės sumontavom geriausiai iš principo, ką šią dieną galim pasiūlyti. Tai yra kokybiška Landirenzo Omegas Direct dujinės įrangos versija ir komplektacija, apie kurią truputėlį pabandysiu papasakoti. Tai, montavimui toksai iššūkis nėra lengvas dėl to, kad yra krūva visokiausių techninių ir programinių dalykų, kurias reikia įveikti, siekiant, kad automobilis dirbtų, važiuotų teisingai ir panašiai. Tai labai trumpai pradėsiu gal nuo to, kad visų pirma reikia atrasti tinkamą vietą pačiam valdymo blokui, kuris nėra mažas. Taip pat valdymo blokas yra sumontuotas maždaug šitoje vietoje. Čia yra sumontuotas benzininis valdymo blokas. Tai reiškia, kad didžiąją dalį laidų mes be abejonės lituojame tiesiai prie pačio benzininio valdymo bloko, o tai leidžia mums taupyti tam tikrą laidų kiekį variklio skyriuje. Dažnai mėgsta kiti ten pravedinėti papildomai tos laidus kažkur į priekį, bet be abejonės daugiau estetikos norint tos laidus, reikia ir signalus pasimti viską kiek įmanoma arčiau ir paprasčiau. Skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas padidinto pralaidumo OMB BFC sumontuotas vėlgi taip, kad būtų galima nesunkiai prieiti, padaryti aptarnavimą, pakeisti skystos fazės filtrą bei išvalyti vožtuvą, jeigu to reikėtų. Tai tikrai lengvas priėjimas, tvirtai sumontuotas, tikrai pakankamai geroje vietoje. Kalbant apie dujų reduktorius, čia jų yra netgi du. Yra sumontuoti Landirenzo Li10 Turbo Oversize reduktoriai 2. Maždaug šitoje vietoje, žemiau keleivio pusės lempos. Pakankamai juos ten nėra lengva sutalpinti. Ypatingai norint viską padaryti tinkamai ir jų šildymą pajungti ir panašiai. Šildymą pajungti vėlgi yra iššūkių būtent šitam varikliui. Tai gal, sakykime, tų paslapčių visų nenorėsiu atskleisti, bet reikėjo nemažai energijos įdėti tam, kad turėtų tinkamai tą reduktorių šildymą. Jau nekalbant apie tai, kad pakankamai sudėtinga žarnom viską prasivesti teisingai, apsaugant nuo vibracijos ir nuo temperatūrų, tai dar reikia žinoti ir kur tą pajungimą pasidaryti. Kadangi atkeliaujam dujomis iš dviejų reduktorių į viršų, čia turim sumontuotus du dujinės fazės filtrus. Prie šitos geriausios sistemos yra montuojami su surinkimu dujinės fazės filtrai, tai keičiasi jų elementai. Aišku, galima keisti ir visus filtrus, bet iš principo keičiasi elementai ir jie čia montuojami specialiai tvarkingai taip, būtent tokioje pozicijoje, kad kiek įmanoma daugiau darbų surinktų ir apsaugotų labai greitus, labai tikslius, bet aišku, kaip ir visus greitus ir tikslius purkštukus, jie yra visi jautrus dujų kokybei. Tai čia yra sumontuoti patys geriausi Landi grupiai priklausantis greičiausi, tiksliausi Landirenzo Gears dujiniai purkštukai. Be abejonės jiem padaryti tvirtinimai, tvirtai, tvarkingai, gražiai, po 4 kiekvienoje pusėje. Dujų padavimas yra paduodamas į purkštukus, gale yra kompensacinė kilpa, mes be abejonės norim išsilyginti slėgį kiekviename purkštuke ir turėti vienodą dujų temperatūrą, kurią pasimatuojam su slėgio davikliu, kuris yra sumontuotas štai čia priekyje. Dujinės įrangos saugiklis vėlgi yra išvestas matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje, štai čia. Tech apžiūroje dažnai tenka tą saugiklio vietą pademonstruoti, parodyti, paaiškinti. Tai mes ją išvedam taip, kad ją būtų galima nesunku rasti. O be abejonės visi montavimo darbai, nežinau, kiek tai matysis video medžiagoje, bet yra panaudoti yra atlikti pagal aukščiausius kokybės standartus. Iš principo, kaip ir kiekvienas montavimas mūsų servise 007. Tai reiškia, kad turime specialias apsauginės gofras, specialius gamyklinius montavimus, spiruoklinės sąvaržas, kokybiškas žarnas, visus laikiklius. Visą tai tos smulkmenos ir suteikia tokią bendrą estetiką, bendrą kokybę, kurios be abejonės norisi, nes vis tiek variklis sudėtingas, sprendimas sudėtingas, sistema pakankamai brangi, tai ją belia kaip sumesti visi gudrus, bet taip tvarkingai, estetiškai, gražiai, o ir sukalibruoti reikia preciziškai, tikrai ne visada visiems pavyksta. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką čia montuojame pakankamai paprastai. Tokioje vietoje pagidauja klientas, tai yra tiesiog kairė vairo. Štai šitoje vietoje kvadratinis įprastas mygtukas, tik tai jokių problemų.
Dujų balionas yra sumontuotas čia 44 litrų atsarginio rato vietoje. Tiesa, kaip V8 premium komplektacijos automobilių yra sumontuoti 2 akumuliatoriai. Vienas yra sumontuotas po vairuotojo užpakaliu, pavadinkim taip, žemiau sėdynės. Ir antras buvo sumontuotas štai šitoje vietoje, kur dabar yra dujų balionas. Tai be abejonės mes turėjom padaryti, suvirint ir sukonstruoti akumuliatoriui tvirtą laikiklį, kurio negalėtume pajudinti. Ir tuo pačiu, kad galėtume mes į reikalą esant ir be abejonės ir pakeisti. Tai pakankamai nebuvo paprasta. Nes vis tiek tai nėra mažas akumuliatorius, kad ir kaip bebūtų svorio, jisai turi nemažai, o vietos balionui kitos kaip ir nėra. Toks ir buvo aišku kliento pageidavimas. Tai 44 litrai nėra daug, bet jo čia didesnė tiesiog fiziškai jau neįspausime. Tai tiek apie dujų balioną. Pildymas aišku padaromas pakankamai patogiai. Po dangteliu slepiasi jau pilnas pildymo antgalis. Tai atsisukam ir iš karto jungiam pistoletą, tikrai patogiai, be jokių kažkokių didesnių niuansų, baigę pildymą viską užsidarom ir baigiam darbus, pakankamai patogu, paprastai ir elementaru. Tai tiek apie Volkswagen Touareg 2007 metų 4.2 bar variklio kodą bei Landirenzo Omegas Direct sistemos montavimą. Jei kažką panašaus vairuojat, norėtumėt įsigyti susimontuoti sistemą, tai žinokit, kad tą puikiai galite padaryti. Tarp kitko, automobilis važiuoja tikrai pasakiškai, puikiai. Visose diapazonuose tikrai nuostabiai. Nemanau, kad galėtų kelti kažkokių problemų. Benzino galbūt procentas ir sąnaudos kol kas nėra aiškios, bet galbūt klientas po 1000 km atvykęs į pirmą servisą papasakos plačiau. Jos neturėtų būti kažkokios labai procentaliai didelės pagal tai, ką matom kompiuteryje, bet tas realus vaizdas mes jau išgirsim konkrečiai iš savininko, tai kam įdomu galėsit paklausti, aš manau, pakomentuosim. Tai o jeigu kažkas visgi norėsite ar turėsite klausimų apie FSI ir dujinės įrangas, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.